yra spa mergina. Labiausiai jai kas patinka - groti, gulėti, suptis, vandens procedūras, padainuoti. Muzika labai patinka, net supasi pagal muziką, taip savotiškai šoka. Laikėmės skiepų kalendoriaus, buvo pirmas pentaksin skiepas, praėjo puikiai, be temperatūros. Antrą kartą kaip skiepijom, slaugytoja įspėjo, kad tai yra sunkus skiepas ir kad nuo temperatūros dėčiau žvakutę, duočiau vaistukus prieš naktį iš anksto. Aš kažkaip pagalvojau, kad jeigu pirmą kartą nieko nebuvo, tai ir antrą kartą kam duoti tos vaistukus. Ir jinai sukarščiavo stipriai ir man sukėlė įtarimą kyčių užvertimas. Gydytoja mums pasakė, kad tai yra epilepsijos priepuolis ir mus taip kaip stovėjom, taip ir paguldė į ligoninę. Tu nesupranti, kur tu atsiduri, tu kažkokiam sapne, tu supranti, kad yra labai blogai ir tu gauni dokumentus po kelių mėnesių gulėjimo ligoninėje, vienus dokumentus tu gauni kaip išrašą ligos, o kitus į invalidumo tarnybą. Ir paskui atsirado, aišku, diagnozės ir cerebrinis paralyžius, ir vienu žodžiu, tikriausiai, kiek yra diagnozių tokių, susijusių su centrinė nervinė sistema, tiek mes jų ir turim. Labai nedaug išliko nepažeistų smegenų centrų. Vaistukai yra būtini kasdien ir sauskelnių, aišku, niekada nebūna per daug, dėl to, kad kai valstybė kompensuoja 2 sauskelnes į dieną, tai jinai sunaudoja 12 sauskelnių per parą. Tai ką gero pamačiau, kad tikrai yra gerų žmonių, visiškai nesusijusių su negale. Mes su Emilija padėkosim visiems mūsų sutiktiems gydytojams ir slaugytojams, kurie mums suteikia pagalbą ir ta prasme, atliepia mūsų poreikius. Labai norim padėkoti ir Rimanto Kaukėno fondui, nes mes ne onkologiniai ligoniniai, bet kad atkreipia dėmesį į Emilijos poreikius ir suteikia būtent tą paramą, kuri šiai dienai yra labai reikalinga.